Beje, kai sukelsiu šitas prekes, tai jau žinokit, bus elektroniniai parduotuvėje. Tai žinokit, tikrai pasieksime skaičių 300, jeigu ne virš 300. Nes šiuo metu elektroniniai parduotuvėje yra jau 250 plus prekių. Tai kai sukelsiu va štai šitus visus grožius, tikrai bus jų skaičius 300. Tai įsivaizduokite, jeigu tai būtų fizinė parduotuvė, kokia dydžio jinai būtų. Tai va, kiek nuostabaus grožį ir jūsų pasirinkimai nuo didelių, mažų, minimalių visiškai dalykėlių ar ne, akmenėlių, mūsų kristalų, iki bokštelių, iki apyrankių. Apyrankių labai labai platus pasirinkimas visiems gyvenimo atvejam. Ir dvasingumų, ir meditacijoms, ir žemiškiesiams dalykams, ir meiliai savo, ir magams labai retų akmenų yra, apyrankių, kristalų, mineralų, ko net esate negirdėję elektroniniai parduotuviai. Tai visko. Kam labai sunku išsirinkti, tiesiog parašykite man, kaip jūs jaučiatės, ko norėtumėt daugiau, ko norėtumėt labiau, kas jūs liūdina gyvenime. Galbūt kažkas nesigauna, galbūt kažkas užstrigę ir pagal tai mes jums išrinksime tinkamą kristalą, o gal net ne vieną, o gal ir apyrankę, ir gal ir kažkokią druzelę, o galbūt delninuką, ar ne? Ten tikrai yra visko labai labai daug, o konsultacija mano jums dovanų. Taip, ir paskutinę pakuotę atidarykime kartu ir šiandieną jau bus mūsų visa dėžė siuntos išpakuota. Ir paskutinis, spėkite, kasgi čia dar. Va, koksai gražuolis, irgi mūsų vienas mylimiausių kristalų. Kaip citrinas padirbinėjamas ar ne, nuostabiai gražus, tai mūsų mylimukas irgi yra labradoritas. Štai koks didelis, ar ne, matėte mano gabalėlį, jis yra didesnis, mano asmeninis. Čia, žiūrėkite, beveik delno dydžio, net didesnis, nuflešiukai, tai yra kosmosas, galėsite va taip pasistatyti, galėsite taip pasiguldyti, ar darbo vietoje, ar namuose, ar svetainėje, žodžiu, kad sugertų irgi visokias energijas, visokiausių tų svečių ir žmonių būna, bet dėja tik tai vienas, žinokit, labai labai sunkus. Vienas vienintelis, bet fantastiško grožio, ar taip pasidėsi, kiek flešiukų, kosmosas. Vau, aš negaliu, ta prasme, aš pati labradoritų turiu belenkiek, visokiausių formų, ir drūzų, ir visokiausių, bet vat paimi tokį grožį rankas ir galvoji, nu kaip jį reikės įkelti į elektroninę parduotuvę.